Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Šiandien Jėzus Kristus turi daugiau nei milijardą pasekėjų. 4 evangelijose pasakojama apie krikščionybės pradžią. Nors kitose evangelijose paminėta ir daugiau įvykių, o tie patys kartais aprašomi šiek tiek kitaip, ši istorija paremta Evangelija pagal Luką. Aš viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, tvarkingą pasakojimą, kad tu įsitikintum tikrumu viso, ko esi išmokytas. Tomis dienomis, kai Ciesorius Augustas buvo Romos imperijos imperatoriumi, o Erodas didysis Judėjos karaliumi, Dievas siuntė angelą Gabrielių pas Nazareto miestelyje gyvenusią mergelę vardu Marija. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Kaip tai įvyks? Aš nepažįstu vyro. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir tavo šventas kūdikis bus vadinamas aukščiausiojo Dievo sūnumi. Jo karaliavimui nebus galo. Marija iškeliavo aplankyti savo vyresnės giminaitės Elzbietos, kuri taip pat stebuklingai laukėsi kūdikio. Elzbieta. Marija, brangioji, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tau gimsintis kūdikis. Vos tik išgirdau tavo balsą, kūdikis mano įsčiose šoktelėjo iš džiaugsmo. Mano siela šlovina Viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Visi Nazareto vyrai, žinokite, kad Ciesoriaus Augusto įsakymu bus vykdomas Galilėjos ir Judėjos gyventojų surašymas. Nedelsiant visi turite užsirašyti, kiekvienas savo protėvių gimtinėje. Taigi Marija su savo sužadėtiniu Juozapu iškeliavo užsirašyti Judėjos miestą vadinamą Betliejumi. Tačiau jiems neatsirado vietos Betliejaus užeigose. Galų gale pavyko surasti nedidelį tvartelį, kuriame jie apsistojo. Toje apylinkėje nakvojo būrys piemenų. Jie pakaitomis miegojo ir sergėjo bandą. Staiga piemenims pasirodė Viešpaties angelas ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Piemenys to jau pat nuskubėjo ieškoti naujagimių. Radę kūdikį ėdžiose, jie pirmieji ėmė garsinti gerą žinią apie gelbėtoją, gimusį iš mergelės. Po savaitės, kai atėjo metas apipjaustyti kūdikį, berniukas buvo pavadintas Jėzumi. Juozapas ir Marija nunešė savo pirmagimį į Jeruzalę pašvęsti Viešpačiui. Šventykloje jie sutiko teisų ir dievobaimingą vyrą vardu Simeonas. Jam šventoji dvasia buvo apreiškusi, kad nemirsęs, kol nepamatysęs Viešpaties Mesijo. Dabar gali, Viešpatie, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą. Šis kūdikis Dievo išrinktasis.
Būkite judu palaiminti.